26 saugaus eismo diena. Kauno apskrities gyventojams pradedamos grąžinti pajamų mokesčio permokos. Etnokultūrinė paroda Lietuva pabėgėlių galimybių šalis. Kredito unijos Jonavos žemė visuotinis narių susirinkimas. Kovo 27 dieną įvyko Kredito unijos Jonavos žemė visuotinis narių susirinkimas. Kredito unijos registre yra 2329 tikrieji nariai. Susirinkime dalyvavo 43. Balsuoti galėjo 40 narių, kurie nepildė išankstinio balsavimo biuletenio. Paštu balsavo 21 narys. Susirinkimo metu teigiamai įvertintos stebėtojų tarybos ataskaita už 2014 metus. Vidaus audito ataskaita teigiamai įvertintas valdybos darbas. Su valdybos veiklos ataskaita supažindino Kredito unijos Jonavos žemė valdybos pirmininkas Vytas Vaicekauskas. Kredito unija siekia palaikyti kuo didesnį kapitalo pakankamumo rodiklį, bet nežemesnį nei 15%. Metų pabaigoje kapitalo pakankamumo rodiklis siekia 26,01%, likvidumo rodiklis siekia 48,7%. Koncentracijos rizika apima Kredito unijos skolinimą ir tarpusavėje susijusių skolininkų identifikavimą, investicijas į vyriausybės vertybinius popierius, didelių indėlių pritraukimą ir valdymą. Renkama ir kasdien fiksuojama informacija reikalinga koncentracijos rizikos valdymai, stebima maksimali paskolos vertė vienam skolininkui, ar ji neviršė 25% skaičiuoto Kredito unijos kapitalo. Su paskolų komiteto veikla praėjusiais metais supažindino paskolų komiteto pirmininkė Vilma Petronienė. 2014 m. gruodžio 31 dienai Kredito unijos Jonavos žemė paskolų portfelis siekė beveik 9 800 000 litų. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projektą pristatė vyr-buhalterė Nijolė Antonovienė. Ji taip pat supažindino su nepriklausomo audito OAB audito tikslas išvadomis. Kredito unijos nariai patvirtino 2015–2017 metų veiklos planą, kurį pristatė administracijos vadovė Rita Latviūnienė. Kryptis pagrindinės 15–17 metų yra šios. Tai artimo žmogui finansinės institucijos sukūrimas, kapitalo bazės didinimas, kredito unijos patikimumo stiprinimas ir veiklos efektyvumo didinimas. Kredito unijos strateginiai tikslai tai aktyvesnis ir kokybiškesnis klientų aptarnavimas, ko mes ir siekiame. Kredito unijos paslaugų žinomumo didinimas. Kredito unijos rinkos dalies augimas. Kapitalų augimas. Naujų narių pritraukimas. Pelningumo didinimas. Uždirbto pelno nukreipimas į rezervus. Taip pat kapitalo konsolidavimas, pasitikėjimo kredito unija didinimas, kaip ir minėjau, kredito unijos veiklos kokybės gerinimas, paskolų rizikos mažinimas, vadovų ir darbuotojų ir toliau kompetencijos stiprinimas, procesų optimizavimas. Valdyba priėmė sprendimą uždaryti vieną Kredito unijos kasą esančią Rukloje. Kasos paslaugomis naudojasi labai mažas miestelio gyventojų skaičius. Žmonės įprato naudotis Jonavos kasų teikiamomis paslaugomis, nors tai jiems kainuoja brangiau. Administracijos vadovė Rita Latviūnienė džiaugiasi, kad Kredito unijos Jonavos žemė paskolų rizikos rodiklis yra vienas mažiausių iš visų Kredito unijų. Nėra nė vienos nurašytos paskolos. Kredito unijos darbuotojų ir toliau sieks didinti paskolų portfelį ir gerinti paslaugų kokybę. Buvo renkamas kandidatas į Kredito unijos stebėtojų tarybos narius. Kandidatais pasiūlyti Vygintas Česlovas Jakštas, Gediminas Kontrimavičius, Valeras Mikalauskas ir Aidas Žemis. Susumavus galutinius balsavimo rezultatus daugiausia balsų surinko Aidas Žemis. Tačiau pagal galiojančio Kredito unijos įstatymo nuostatą visuotinio narių susirinkimo nutarimai priimami Kredito unijos narių užsiregistravusių susirinkimo dalyvių sąraše balsų dauguma, nesurinkus kvorumo pusės +1 balso Kredito unijos stebėtojų tarybos narys neišrinktas. Patvirtinta audito įmonė UAB audito tikslas einamųjų 2015 metų ir 2 ateinančių finansinių metų Kredito unijos ataskaitų rinkinio auditui bei nustatytas 2900 € limitas audito įmoniai apmokėti.
2014 metais pasikeitus kredito unijų įstatymui nebeatitiko kredito unijos Jonavos žemė įstatai. Administracijos vadovė Rita Latviūnienė pristatė įstatų projektą. Vyko diskusijos dėl pranešimų skelbimų spaudoje. Bendru sutarimu nuspręsta ir toliau pasirinkti laikraštį Naujienos ir papildomai skelbti registrų centre. Valdybos pirmininkas Vytas Vaicekauskas pristatė Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų pasiūlymą dėl kredito unijos stojimo į asociaciją, tačiau balsų dauguma pasiūlymų nepritarta. Nuo 2006 metų balandžio 6 Lietuvoje paskelbta saugaus eismo diena. Lietuvos policija kviečia Lietuvos gyventojus bent šią dieną pabūti kelyje žmogiškesniais, pakantesniais ir rūpestingesniais. Pareigūnai ragina pagalvoti ne vien apie save, bet ir apie kitų saugumą. Žmonės raginami kelyje elgtis pagal visas saugumo taisyklės. Vairuotojai ir keleiviai automobiliuose segėti saugos diržus. Tėvai įspėjami, kad pasirūpintų automobiliuose vežamais vaikais. Jie privalo sėdėti prisegti jų amžių pritaikytose autokėdutėse. Pėstieji prieš žengdami įvažiuojamą į kelio dalį turi būti įsitikinę, kad gatvę pereis saugus. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad gyventojams teisingai elektroniniu būdu pateikusiems pajamų mokesčio deklaracijas ir pasinaudojusiems gyventojų pajamų mokesčio lengvatomis pervedė pirmasis pajamų mokesčio permokas. Iki šventų Velykų papilnėjusias sąskaitas pajuto apie 2000 Kauno apskrities gyventojų. Lėšų pervedimai į gyventojų sąskaitas atliekami kiekvieną darbo dieną, atsižvelgiant į apskrities savivaldybių biudžetų pajamas. Pajamų mokesčio permokos pirmiausia pervedamos mokesčių mokėtojams, kurie teisingai pateikė elektroninės deklaracijas, neturi skolų ir yra pateikę visas deklaracijas už ankstesnius laikotarpius. Šiemet pajamas deklaruoti privalo gyventojai įregistravę individualią veiklą ar turėję verslo liudijimus, net ir tuo atveju, jei pajamų negavo. Ūkininkai ir jų partneriai gavę pajamų už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn turtą, gavę kitokių pajamų. Iki šios dienos Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija taip pat sulaukė 2700 gyventojų turto deklaracijų ir daugiau nei 8000 prašymų skirti paramą organizacijoms bei partijoms. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija primena, kad deklaracijas bei prašymus skirti paramą būtina pateikti iki gegužės 4 dienos. Kovo 27 dieną Jonavos kultūros centro mažojoje salėje buvo surengta Ruklos pabėgėlių priėmimo centro etnokultūrinė paroda. Parodos metu vyko Afganistano, Čečėnijos ir Ukrainos šalių tautinių kostiumų, nacionalinės virtuvės, folklorinių dainų ir muzikos pristatymas. Buvo rodomas filmas Žvilgsnis į pabėgėlių šalių kultūrą. Ruklos pabėgėlių priėmimo centro socialinės integracijos skyriaus vedėja Neringa Gaučienė papasakojo susirinkusiems apie minėtas šalis, tautų gyvenimą, papročius bei tradicijas. Koncertinę programą parengė Klubo Mix vaikų mados studija, Klubo Bonus šokėjai, Jonavos pavasario choro solistės, ukrainietiškas dainas dovanojo svečiai. Įdomiausia renginio dalis – nacionalinių patiekalų degustavimas, kurio metu galima ne tik pasimėgauti skaniais Afganistano, Čečėnijos ir Ukrainos nacionalinės virtuvės patiekalais, bet ir sužinoti patiekalų receptus. Lietuvoje prieglobsčio prašantys piliečiai iš trečiųjų šalių savo valstybę palieka dėl politinių ar religinių persekiojimo, karo. Kiekvienas žmogus turi teisę rinktis saugų gyvenimą, galimybę ieškoti prieglobsčio, integruotis į naują visuomenę, tapti jos dalimi.
Sulaukėme gražiausios pavasario šventės Šventų Velykų. Kokios Velykos be mergučių? Visi pagalvojame, kaipgi marginsime kiaušinius. Juk be mergučių neįsivaizduojame šios šventės, o tų marginimo būdų tikra galybė. Bet vis tiek patys gražiausi ir mieliausi tie, kuriuos naudojo mūsų senoliai. Dar kovo mėnesį Jonavos krašto muziejaus etnografijos skyriuje vyko verbų ir velykinių margučių paroda, kurioje galima buvo pamatyti įvairiais būdais margintų kiaušinių, o gyventojai buvo kviečiami į edukacinį užsiėmimą šeimai ir suaugusiems – margučių marginimas vašku ir skutinėjimas titnagų. Ištisinė linija, pasidalinti skersai, ar ne? Per centrą skersai ir aplinkui visai apeikit. Va. Kiaušinis amžino gyvybės rato atgimimo simbolis. Ant Šventų Velykų stalo užima garbingą vietą. Kiekviena šeima renkasi savo būdo, kaip marginti kiaušinius. Vieni valandos praleidžia skutinėdami ant margučių šonų įvairius senovinius raštus ir simbolius. Kiti kiaušinius margina vašku, treti tiesiog nardina kiaušinius į parduotuvėje nupirktus dažus ar paprasčiausiai užklijuoja lipdukų. Kad ir kaip puoštume margučius, svarbiausia, kad tai būtų smagus užsiėmimas visai šeimai. Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomasis pulkas informuoja, kad Gaižiūnų poligono teritorijoje iki balandžio 30 dienos vyks kovinio šaudymo ir lauko taktinės pratybos. Gyventojams pratybų metu draudžiama lankytis Gaižiūnų poligono teritorijoje, privalu atkreipti dėmesį į įspėjamosius ženklus.